Sveiki visi, šiandien mes aprodysime SMC serverį ir atsinaujinusi jos pavną. Šiandien mes su Dead Grace ir aš Darkuaron apsižvalgysime aplink naująjį smc.lt spavną. Taigi pradėkime. Kur einam? Nežinau, gal dabar teleportus parodom. Jo, čia man biškių lagina. Fail. Tai dabar čia teleportai yra. Į ant pasaulį, į uždarytą dev pasaulį ir į pragaro. Pragaro spavnas yra labai gražus. Tikrai labai matosi daug darbo sudėta. Tikrai labai didelis jisai, gal netgi ir per didelis, nes aš pirmą kartą atėjęs į šį pasaulį net nesusigaudžiau, kur yra išėjimas. Tai, aprodėm dabar pragaro pasaulį, einam į pabaigos pasaulį. Jis irgi labai gražus, tik kad dabar čia cooldownas yra, kad nelagintų taip serverio. Serveris, jo. Ir be to pabaigos pasaulis yra labai gražus irgi. Šis pasaulis yra išskirtinis mano manimu, labai gražus. Tikrai tokios formos. Čia tikrai aš nepasimečiau, kai pirmą kartą atėjau, viską supratau, kur čia galima eiti kapoti tų endermenų. Tikrai gražus gan ir teleportas toks didelis. Jo, ir beje čia visą laiką įjungtas PvP. Jo, čia tik ateini ir iš karto gali tave užmušti. Tai saugotis reikėtų. Tai toliau mes einam, čia parodysim, yra kalėjimas. Kalėjime galima aplankyti netgi ir savo draugą. Va, čia tos viešnagės vyksta kalinių. Viešnagės. Čia budėtojas. Budintis, sėdi visada, žiūri, kad nepabėgtų. Toliau čia einam prie... Čia yra anvilai. Galima susitaisyti norimus daiktus. Ir enchant table. Čia galima irgi užsenchantinti visokių gerų dalykų. Čia iškabinta administratorių galvos ir ant šitos sienos informacija, taisyklės ir panašiai. Čia naujienos, kaip laikraštį galim skaityti. Taip, kaip info diena. Ir spavnas, pasakyčiau, gal ir gražus, aš tokio nepastatyčiau, bet man senasis buvo gražesnis. Čia yra komandos, kaip dar nepaminėjau, kad čia yra dabar padaryta apsauga su Factions F-Climb. Norint F-Climbinti reikia rašyti F-Create ir ten susirasite per F-Help visas komandas. O šiaip tai galima pasimti Factioną, kviestis draugų, užkariauti salas su F-Climbu, aišku, reikia powerio žmonių nusiema. Ten tokių, viską galima susirasti SMC puslapį visą. Taip. Čia labai graži eglutė. Jo, ją pastatyta apie Deimano, Eimanto ir Creepers. Tikrai labai graži jinai. Matosi labai daug darbo įdėta. Jo, ir čia per šventes yra uždegama. Taip, čia dabar mes einame prie žaidėjų plotų. Jie 7 dienos 1500 slimkių. Tai kai matom visokie namai, kažkokie iš neterako, čia iš vis nedabaigtas kažkoks. Čia nupirkta ir netgi nepastatyta. Tokius siūlyčiau netgi ir ištrinti. Dėl to, kad be reikalo jie naudojami tiesiog. Kiti gal žaidėjai neranda dabar ir labai nori nusipirkti tokį plotą, bet jie tiesiog neranda. O būna tokių, nusiperka ir palieka taip.
Tik tai pasistato Jo. tą crafting table ir viskas, ir sėdi. Taip atsisėdė ant crafting table. Nu, man vienas iš gražiausių namų yra šis arba šis. Šitas toks modernus, bet kažkoks labai keistas man. Toks biški pagailėta. Čia medis adminų statytas, tikrai gražus. Jo, čia toks... Jisai stovi ir dev pasaulį pastatytas administratorių. Tikrai labai gražus, aukštas. Tokio Jo. nepastatyčiau aš. Jo. Va čia toliau kiti visi plotai. Ir beje, čia va šitas namas labai gražus, tiesiog tikroviškas. Tai va tokiam tai reikia ir apdovanojimą net. Beje, vyksta taip gražiausio namo apdovanojimai kartais. Tai patariame suskubti statytis gražius namus, nes bet kada administratoriai gali smc.lt webe paskelbti plotų gražiausio ploto konkursą. Jo. Tai niekada negali žinoti, kaip atsitiks. Va, čia dar yra likę plotų. O dabar einam, Dominikai, čia parodysim, kaip galima visą kitą darytis. Tarkim, jeigu jūs neturite pinigų ir norite resursų užsidirbti ir saugiai visą kitą pasidaryti, už šitos raudonos linijos, beje, perėjus PvP veikia. Ir tarkim, koks atėjęs, kai va šis Dominikas ateina ir gali mane iš karto užmušt. Mes esam faction nariai abu. Vienam faction'e tai negalim mušti. vienas kitą žudyti. Ir va nuo šitos linijos galima klaimintis plotus, bet patarčiau, iš karto pasistatyti nors ir bet kokį namą, dėl to, kad čia labai siautėja visokie PvP masteriai ir panašiai ir iš karto nužudo. Jo, pavyzdžiui, vienas buvo su Force Fieldu. Jo, ir mus čia išdaužė labai iš toli ir mes mirėm, tai čia labai buvo... Šitas toks. Toks... Net ir nervina tiesiog. Jo. Tokius patartumėm bandyti. Jeigu iš karto mato čitą, galit skelbti webe, žinok. Jeigu turit įrodymus, Jo. aišku. Jeigu turit įrodymus, galit skelbti webe ir tikrai turi susuktą čitą. Ir jeigu jūs labai toli nueinat nuo spavno ir, ir nueinat ir statotės namą ir jeigu bijot, kad pamiršite vietą, jūs pasidarykite... Rašykite set home ir parašę home, jūs po 10 sekundžių būsite teleportuotas iki iki savo pastatyto statinio, gal Namo tam ir. požymio ar ką nors. Tai jo. Ir mes tuo baigsime mūsų video. Laukite. Dar, ką? Jo, dar galim home aprodyti savo. Kitą kartą. Jo, gal kitą. Gerai, tai laukite kitų mūsų video. Subscribinkit. Jo, prenumeruokit, laikinkit, komentuokit ir laukite kito mūsų video. Viso gero.